Lietuvos pajūrio gelbėtojai šią savaitę paliko paplūdimius ir baigė gelbėjimo sezoną. Vasarą jiems buvo įtempta iš Baltijos jūros ištraukti beveik 100 skendusių poilsiautojų. Buvo atvejų, kai iš karto skendo net 14 žmonių. Paskutinė pajūrio gelbėtojų diena audringa. Ne ką ramesnis buvo ir vasaros sezonas. Vasara gelbėtojams buvo sudėtinga, nes dažnai buvo vėjuota ir banguota vasara. Bet tuo pačiu yra labai šilta vasara. Ir dažnai buvo debesuota ir kada saulė pasirodydavo, labai daug žmonių bėgdavo prie jūros ir lindo į banguotą jūrą. Šią vasarą Klaipėdos gelbėtojams iš bangų pavyko ištraukti 16 skęstančių poilsiautojų. Uostamiesčio gelbėtojai tikina, kad visi tie žmonės maudėsi plevėsuojant raudonai, maudytis draudžiančiai vėliavai. Itin daug žmonių skendo Palangoje, kurorto gelbėtojai iš mirties nasrų ištraukė 68 poilsiautojus. Gelbėtojai prisimena, kaip vieną dieną Palangoje skendo iš karto net 14 žmonių. Aš sakyčiau, daugiausiai problemų buvo su alkoholiu. Galbūt ta problema, kad žmonės per daug atsipalaidavę, per daug pasikinti jėgų, kaip sako, girtam ir jūra iki kelio, bet šitas pats pagrindas dalykas, su kuriuo daugiausiai mums reikėdavo kovoti. Palangoje gelbėtojų prižiūrimuose paplūdimiuose nuskendo 3 žmonės. Neringoje jūra pasiglemžė 1 gyvybę. Klaipėdoje aukų išvengta. Į paplūdimius gelbėtojų grįš kitais metais prieš prasidedant vasaros sezonui.